Mr. Big Stuff. Just like you say I am, I'm Mr. Big Stuff. I'm not hard up for love, I'm Mr. Big Stuff. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės, meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su 4 metų garantija. autoaibė.lt. Auto ekspertas LT. Vežame jūsų atostogas. Red Bull suteikia sparnus. Labas vakaras, Dakaro gerbėjai, eterėje Dakaro Rama ir čia Mindaugas Plukys ir Justas Lengvinas aptarinėja 9-ąjį etapą. Sveiki visi, 9-asis etapas, daug visko ten įvyko, bet mažai turime žinių iš trasos. Sportininkai šiuo metu turbūt jau išsitiesė palapinės, pasikloja miegmaišius ir ruošiasi nakčiai milijoną žvaigždučių viešbutyje, bet ko jie ten neturi, tai gero interneto. Geriausiu atveju kažkam kažkaip pavyksta parašyti žinutę, bet didelių vaizdų neprisintė. Šį bei tą turim, dėkojame Nuotykių fabrikui už tai, kad jie visą laiką atsiranda ten, kur paprastai medijai negalima. Žiniasklaidos atstovams oficialiai medijai yra šiemet liepta šiandien važiuoti į bivaką, tai yra jau jį ilsisi Bišos bivake. Taip kad visas Dakaro ralis jau persikrausto į vakarinę vėl Saudo Arabijos pakrantę, vėl dalyvius matėme džiugina šiltas oras, vėl Raudonoji jūra atneš šiltas oro sroves ir bent jau nereikės kalenti dantimis vakarais, kada temperatūra kris žemiau 10 laipsnių šilumos. Ir pažiūrėjus į žemėlapį, tai labai aiškiai matosi, kad sportininkai, visas Dakaro karavanas grįžta į ten, iš kur ir pradėjo. Tai man visada, kai jau žemėlapis nusisuka į starto vietą, tai liktai ir suponuoja, kad tuoj ir tas finišas. Bet prieš eterį žiūrėjau, kiek tų kilometrų liko, tai jų liko daugiau nei 1000 sportinių kilometrų. Ką ten daugiau nei 1000, netoli 2000, 1600 ar 1005. Galiu klysti, atsiprašau už paklaidą, labai greitai skaičiavau. Tai nors ir atrodo, kad sukamės link finišo, toli gražu. Sukamės. Be šiandienos lieka dar 4 dienos ir dar 4 dienos iš tikrųjų gali viską pakeisti, kaip matėme šiandien trasose. Lyderiai, kurie tiesiog svajojo apie tai, kad pakartos kažkokį pasiekimą ir taip toliau, šiandien susidūrė ir su techniniais nesklandumais, ir su kitokiamis problemomis, tose pačiose kopose strigo ir turėjo laidoti savo viltis kovose dėl podimo, o kai viskas klostėsi, galbūt apie viską pasikalbėsime nuosekliai. Na, o šiandien yra sausio 13 diena, ta diena, kada švenčiame Lietuvos gynėjų šventę ir Dakaro ralyje taip pat netrūko trispalvių, kurios plevėsavo, keliavo sveikinimai iš Saudo Arabijos Lietuvai. Tai galime dabar pasižiūrėti ir būtent tuos vaizdus, kuriuos mums ryte siuntė motociklų atstovai. Būtent susirinkęs buvo ir didelis būrys Nuotykių fabriko keliautojų, nuotykiautojų. Tai būtent jie ir šiais vaizdais ir trispalvėmis papuošė patį Dakaro ralį. Tikrai oficiali televizija irgi praeitoje valandoje turbūt matėte ne vieną kadrą panaudojo iš to. Taip kad šiaip aš manau, kad šiemet Lietuvos trispalvė tiesiog dominuoja Dakaro ralyje ir džiugu matyti, kad visų kitų šalių fanai ir su savo vėliavėlėmis iš toli neprilygsta. Taip kad dabar visi į ekraną. Sausio 13 noriu padėkoti visiems laisvės gynėjams. Ačiū už tai, ką mes turim. Ačiū, kad laisvai gyvenam, kad galim važiuoti Dakare, galim važiuoti, keliauti, daryti ir visa kita. Ačiū visiems, kurie kovojo ir kovos. Nešiu į finišą vėliavą, va, irgi kovosiu. Reikia į galą palaikyti. Labai smagu. Būtume stresas, pasieklis priežastis. Faktas.
ką, labas rytas. Esame Stage 9 greičio ruožo starte. Šiandien turėsime vėl pirmą maratono dieną. Laukia 418 km. Savijauta toks pem ant pem. Jaučias, kad dar sergu. Nosis bėga, gerklė skauda, temperatūra būna naktį. Tai žodžiu, barzda susiūta, nuotaika šiaip neblogos ir varom į startą. Maratono etapas yra iš 2 dienų, tai finišuojam pirmą dieną ir miegam palapinėse su maisto daviniu, kurį duoda organizatorius, neturim jokios išorinės pagalbos. Pirmo maratono miegas buvo labai prastas, tai dabar šiek tiek sveikata jau geresnė, tai tikėkimės palapiniai miegosiu geriau ir atsikelsiu ne 20 kartų, biškį mažiau. Tai paėdom į antrą maratoną. Šiandien naujas variklis, nauja greičių dėžė. Tikėkimės laisvo nebemėtis bėga. Ir šiandien miegosiu palapiniai. Prisirašiau vaistų vėl, kaip visą laiką. Bet jaučiuosi šiandien tikrai geriau negu prieš pirmą maratoną. Tai važiuojam. Štai taip nuotaikingai buvo palydėti visi dalyviai, išvažiavo į 9 etapą. Kaip pastebėjote, vėl buvo skirtingi keliai tiek motociklams, tiek automobiliams ir sunkvežimiams, kas ir gerai suvėlė, sakyčiau, ir navigatoriams galvas, nes matėme, kad paklaidžioti teko tikrai ne vienam ekipažai. Pridarė reikalų ir daug smėlio buvo, daug kopų, kas irgi turbūt navigacijai nebūtinai lengvai tos vėžios pranyksta. Bet, Mindaugai, kalbėjom apie Lietuvos vėliavą plevėsuojančią Dakaro ralyje. Aš padariau trumpą tyrimą. Tai pažiūrėjau, kiek buvo internete Google paieškų Lithuanian flag, Lietuvos vėliava. Paskutinės 30 dienų, tai iki gruodžio 29 dienos paieškų nebuvo. Ir gruodžio 30 dieną pradėjo kilti kreivė statistikos ir štai, šiandien aišku, gerokai daugiau iškilo, turbūt dėl mūsų šventės, bet žodžiu, visą Dakaro ralį, visame pasaulyje padidėjo Lietuvos vėliavos paieškos. Tai turime padėkoti dakariečiams ir nuotykiautojams nuotykių fabriko ir visiems kitiems gerbėjams esantiem ten, kad neša Lietuvos vardą per pasaulį. Štai tokie mes maži, bet žinomi per visą svietą. Šiandien aš kalbėjausi su kolegomis iš Latvijos ir iš Estijos ir jie stebisi tuo Dakaro ralio fenomenu Lietuvoje, dėl to, kad tiek Estijoje, tiek Latvijoje tas fenomenas jau seniai yra išblėsęs. Estai man sakė, kad jie labiau serga VRC ir būtent į ten visas jų dėmesys nuėjo, nes nepaisant to, kad Rally Raid Estonia pernai metais tikrai atvežė aukštą rezultatą, berods 7 vieta buvo absoliučioje įskaitoje. Latvių visas susidomėjimas Dakaru baigė su Dambio pasitraukimu, tai jau buvo dar Pietų Amerikoje. Taip kad reikia kažkokio naujo ažiotažo, naujos vilties jų arenose, kad galėtų dalyvauti, o pas mus tai tik tai auga tas burbulas, jisai plečiasi ir džiaugiamės, kad galime pasidžiaugti tokia gausa, ne tik tai dalyvių, bet ir to pačių fanų, kurie keliauja į Saudo Arabiją sekti Dakaro ralį. Ir aš galvoju, Latvijos Dakaro populiarumo pradžia ir Lietuvos buvo labai panaši, abi šalis turėjo po savo automobilį, ar ne, tik Dariaus Besevičiaus sukurta bitutė nelabai ten susidarojo su Pietų Amerikos dulkiam, vis užsikiždavo, bet lietuviai nepasidavė ir nusipirko gamyklinės technikos ir štai turim jau tiek metų istoriją. Na taip, norėtųsi tų brolių, kad irgi važiuotų Dakaro ralyje, bet Lietuvoje mes gyvenam burbulę Dakaro, aš įsivaizduoju, nes mažai tokių šalių, kurios taip yra panirusios į Dakaro ralį. Tai čia fenomenas mūsų, turim tuo didžiuotis.
Anaip tol šiandien tas burbulas turėjo dar ir dalyvauti varžybose ir būtent dabar kalbėjome apie motociklų startus, matėme jų išvykimą ir stebėjau šiandien, kaip sekasi Nerimantui su Dovydu. Aš taip kaip ir tikėjausi, kad Dovydas gavęs naują variklį ir jau beveik pasveikęs, na nežinau, kokio laipsnio jisai dar nepasveikęs iki galo, bet turint omenyje, kad Nerimantas subirėjo kiek vėliau, plus prakirsta barzda, taip jau, na, viltingai žvelgiau, kad jau dabar Dovydas spaus, bet šiandien turbūt Dovydas priėmė atsargesnę taktiką, nes praktiškai visuose waypointuose arba kelio džimuose jisai buvo 3 net minutėmis lėtesnis, tai spėju, kad rytoj galime matyti, kaip Dovydas atakuos, nes šiandien jis paprasčiausiai tausojo techniką ir nepresingavo. Nerimantas Jucius anaip tol suvažiuoja tikrai labai neblogas varžybas, jisai savo klasėje yra šiandien finišavęs berods, palauk, jeigu bandau. Rally 2, jis 8. Taip, 8. Bendroje įskaitoje kyla į 5. vietą Rally 2 kategorijos, bet dabar, gerbiami žiūrovai, aš noriu atkreipti jūsų dėmesį ir noriu pasakyti, kad jau dabar pradėtumėte intensyviau stebėti Dakaro rally. Ir čia motociklų įskaitoje Nerimantas kovoja ne tik tai dėl podimo, kuris yra beveik ranka pasiekiamas ir tai būtų labai fenomenalu ir gražu, nes Rally 2 kategorijoje dar nieko neturėjome, bet Nerimantas Jucius dabar yra absoliučiai įskaitoje 17. Jeigu jisai šiandien finišuotų Dakaro rally, jis pagerintų Arūno Gelažninko motociklu pasiektą rekordą 4 vietomis. Tai ar dabar pasitraukus, tarkim, Benediktui Vanagui Dakaro rallis tapo neįdomus? Anaip tol ne. Manau, kad motociklų įskaita tikrai nusipelno papildomo dėmesio ir jūsų palaikymo. Taip, kaip palaikėme Arūną, kada jisai 2 kartus Original by Motul kategoriją laimėjo 21 ir 22 metais. Tai manau dabar galime laikyti sukryžiavę pirštus dėl Nerimanto Juciaus, kad tikrai jam sektųsi viskas gerai, nes matome, kad po truputėlį dalyvių gretos retėja. Lyderiai taip pat spausdami dėl prizinių vietų padaro klaidų ir iškrenta iš kovos dėl podimo. Tai jeigu viskas vyks su galva ir dar Nerimantui pavyks ten tą virusą pažaboti, tai aš manau, čia galim išvysti dar vieną istorinį momentą įvykusi šiame Dakaro ralyje, kurių beje gali būti apstu. Taip, ir dėl Dovydo turbūt, kad tikrai jisai nespaudė taip šiandien, nes matė, kaip pirmam maratone kentėjo tie, kurie spaudė ir greičiausiai pilotai iš GP įskaitos turėjo grįžti be padangų. Tai aš galvoju, kad šiandien tikrai niekas nerodė savo maksimalaus tempo, tai dar žiūrim, kaip bus. Ir dabar žiūriu vėl. Šiandien turbūt buvo pakankamai lūžio taškas, nes šiandien turėjo sportininkai atvažiuoti sveiki iki nakvynės vietos, nes ten jokios pagalbos iš nieko negaus. Ir nuo šiandien visi greičio ruožai bus tik trumpesni. Tai nei vienas nesieks 400 km motociklam, bus 371, 347, 310 ir 105. Paskutinė diena. Net pagal Rally Reido taisyklės FIA ir FIM numatyta, kad pirmas ir paskutinis greičio ruožai turėtų būti šiek tiek trumpesni ten. Neatsimenu tiksliai, bet 25% ir 15% berods. Tai žodžiu, tai čia taip net pagal taisyklės jisai trumpesnis paskutinę dieną. Čia puikia naujiena, ta prasme, lietuvaičiams ir aš manau, kad jeigu technika laikys ir sveikata dar leis, tai tikrai bus labai geri rezultatai. Tuo pačiu dar paminėsiu, kad šiandien ir Saulius Klevinskas finišuoja 32 vietoje Rally 2 kategorijoje, tai irgi visai neblogas rezultatas kaip debiutinėme Dakare. Čia matome lentelę šiandien 9 etapo, Doherty laimi šiandienos etapą, bet jisai jau nekovoja dėl podimo, dėl patirtos. Taip, jis Rally 2 įskaitai beje čia. Taip, čia yra Rally 2 įskaita. Ir Nerimantas Jucius šiandien 8, Dovydas Karkas 16, Saulius Klevinskas 32 ir Gediminas Šatkus 67. Ir bendra lentelė, kaip matome, naujas lyderis po pasitraukimo Doherčio, Campbellas, Muličius, Barbosa ir lietuvaitis Nerimantas Jucius 5 vietoje, vakar jisai buvo 6, šiandien reiškia pasigerino rezultatą, pakilo vieną poziciją aukštyn, Dovydas Karkas išliko 16, Saulius Klevinskas 38, Gediminas Šatkus 73 ir dar jeigu viskas bus gerai, tai matysime Gediminą finišuojantį. Taip, laiko atstumai iki pirmos vietos tikrai milžiniški, bet viskas kol kas yra žaidime.
Ir dalyviai važiuoja kai kurie dėl prizinių, o kai kurie važiuoja dėl to finišuotojo medalio. Aš galvoju, kad Rally 2 motociklininkai, tai Nerimantas Jucius tame tarpe, tie, kurie yra iki 8. Tai reiškia, nuo 3 iki 7 vietos jie važiuoja 10 minučių tarpe. Tai pirma vieta, antroje vietoje Toni Mulekas atsilieka 17 minučių nuo 1 vietos, o jau 3 vietoje esantis Barbosa valandą ir 44 minutės. Tai šitame tarpe vyks tikrai didžiulė kova ir aš galvoju, Nerimantas važiuos, jis yra pačiam viduriuke šitame konkurencingame. Ketvirtukas, čia toksai, kurie praktiškai sutelpa visi į 15 minučių tarpą. Ir bus karštas galvas bus ir aš galvoju, kad... Visi norės tos 3 vietos atsignypti ir čia netgi šiandien matėm, kad Nerimantas, kad kai kuriuose lygumose ten pilnai atsukęs rankeną buvo ir... Šitą jis moka. Tikėkime, viskas susiklostys gerai ir dar lietuvaičiai mus nudžiugins gražiais rezultatais ir pasiekimais. Svarbiausia dabar neprarasti galvos arba kad kažkokia neganda nepakištų kojos. O mus džiugino nuotykiais Gediminas Šatkus, pasiklydęs vakar, ar ne? Ir kviečiam užeiti į I Go to Dakar Instagramą. Ten Gediminas Šatkus, jo komanda dovanoja jums kaklaskarę. Ir tai ne šiaip kažkokia tai kažkas, bet turbūt visi atkreipė dėmesį į šio sportininko aprangą, motociklą ir šalmą. Tai jau 2 metai jis važiuoja su menininkės paveikslų motyvais sukurtu dizainu, paruošta apranga ir viskuo. Tai pilnesnė istorija ten. Sakykime taip, pamotyvuokim Gediminą stipriau, parašykite jam palinkėjimą, kad jisai tikrai neprarastų dvasios, nors ir ten kažkur toli ir po vakar negandų, bet vis tiek jisai rastų savyje jėgų atvažiuoti iki finišo ir pamatytume jį šeštadienį ant finišavusių dalyvių podiumo. Žinai, daug kas sako, tai kur ta Dakaro dvasia? Tai Dakaro dvasia kiekvieno širdyje. Žiūrėk, Nerimantas su Dovydu važiuoja dėl rezultato, Saulius važiuoja dėl savo rezultato, Gediminas važiuoja dėl nuotykio. Kiekvienam savas Dakaras. Taip, be abejo, ir smagu, kad visi randa savo tikslą tame Dakare. Tai einame dabar jau prie kitų kategorijų ir reikėtų mums pakalbėti apie automobilių kategoriją, kur šiandien tikrai vyriai įdomios kovos. Buvo visko, buvo ir grybų, ir nors jūs galvojate, kad pasitraukus Benediktui Vanagui nebus apie ką kalbėti, anaip tol turime išlikusį karį Dakaro ralyje važiuojantį automobilių kategoriją. Kalbu apie Gintą Petrų. Ir Gintas Petrus su savo voru šiandien važiuoja ir pasiekia finišą. Taip, turi naują šturmaną. Kiekvieną kartą, aš manau, jam yra iššūkis rasti tą susikalbėjimą ir susidirbimą su šturmanu. Paskui jau, kai tas kontaktas įvyksta, tai tada automatiškai jau galima jau siekti kažkokio tai rezultato. Bet šiandien galiu pasidžiaugti tik vienu dalyku, jeigu atsiprašau, kad pertraukiau kolegą, Gintas Petrus šiandien aplenkė Petrancelį. Va, matai? Lietuviai kažkaip tą Petrancelį šiemet valgo pamažu, tai Rokas, tai Gintas. Girdėjau tokius gandus, jokių būdų nenoriu nieko čia apdergti ar kažkaip, bet sakė, nelabai jau ten geras tas Ginto šturmanas ir turi jie iššūkių susikalbant. Bet aš manau, kad Gintas tiek Dakarų pravažiavęs užmeta akį į kelio knygą ir pats žino, kur važiuoti, jeigu šturmanas jis pagrybauja. Nelepina jisai mūsų savo interviu, tai atsiprašome visų jų gerbėjų, kad nematote tiek daug Ginto Petraus, kiek norėtumėte, bet jisai tikrai yra ten, jisai tęsia savo kovą su kopomis, su Dakaro stichija ir tikrai jo tikslas yra vienas - finišuoti. Dakaro legenda važiuojanti vis dar automobilių kategorijoje su ne pirmos jaunystės automobiliu, tikrai. Kurio nieks dar nenupirko. Taip. Priminsiu, kad Gintas jau dairosi naujo automobilio, galbūt jau norės kitais metais ir pasportuoti. Tai galime dar pažiūrėti tokią vaizdinę priemonę, kurią pasifotografavau aš su Dariaus Leskausko pagalba iš ekrano, tai yra trekai, tie vadinami maršruto linijos, kurias ir vakar stebėjome, kad suprastumėte tas painias ir klaidžias vietas, kur dauguma dalyvių darė klaidų. Tai būtent šitoje vietoje net ir tas pats Naseras Alatyje prarado apie 20 minučių, būtent ieškodamas teisingos krypties arba taško. Tai
Va čia šitaip, nuėję į Dakar.com puslapį galite irgi stebėti, kaip vyksta dalyvių judėjimas ir matom, kad kartais sekimas paskui kažkokį dalyvį nėra geriausias sprendimas ir kitą kartą dėl to prarandamas laikas. Kaip ir įvyko Nasero Alatijos atžvilgiu, prarado 20 minučių ir iškrito iš pirmos bendros įskaitos vietos, bet atstumas iki dabar lyderiaujančio pirmoje vietoje Nani Roma jam yra tik tai minutė ten su trupučiu, taip kad dar niekas neprarasta ir manau, kad rytoj startuodamas iš 15 vietos jis tikrai galės fokusuotis į spaudimą, nes nereiks galvoti, kaip ieškoti kelio, trajektorijų ir taip toliau, jos bus pakankamai aiškios ir navigavimo problemos bus lengviau sprendžiamos negu šiandien. Taip, ir aš dar apie to žemėlapius gal šiek tiek norėjau papasakoti. Tie, kas nesat susipažinę arba jų nestebėjote iki šiol, tai Dakar puslapyje vykstant greičio ruožui galima matyti visų važiuojančiųjų maršrutą nupieštą. Ir jeigu kyla klausimas, tai kuris tas maršrutas teisingas, tai teisingas yra tas, kuriuo važiuoja visi. Jeigu kažkas pradeda klaidžioti, tai kažkur jau čia nukrypimai. Ir kartais čia toks patarimas iš patirties, kartais rodiklėlė automobilio rodo į viršų, tai reiškia automobilis stovi trasoje. Tai jeigu prie lietuvių pavardės rodiklė rodo į šiaurę, tai visa Lietuva nuščiūva ir žiūri, kas ten bus toliau. Tai čia kviečiu stebėti dienos metu tą žemėlapį, tikrai įdomu. Ir įdomu ir pamatyti, koks ten reljefas Saudo Arabijoje. Taip, nes pakankamai geri žemėlapiai ir matosi iš palydovo būtent vaizdas, kuris puikiai projektuojamas ekrane. Šiaip šiandien gavom truputėlį pasijaudinti ir kitus sportininkus stebėdami, bet ten dažniausiai būna dėl programos strigimų pačių organizatorių pusėje, tai irgi neišsigaskite, kad jeigu jūsų mėgiamas sportininkas taiga neprivažiuoja kažkokio taško ir nieko nevyksta, kartais būna, kad kaip šiandien buvo prapuolę Izoton Sport komanda, paprasčiausiai sistema užstrigusi ir paskui pasimatė rezultatai, kad vis dėlto sportininkai pasiekė finišą ir viskas buvo gerai. Tai kad kalba apie automobilius, tai sto kategorijoje verta žvilgtelti ir į Roko Baciuškos kiemą, kur galbūt antiek ramiai dar turbūt niekada per 5 metus Dakare pas Roką nebuvo. Greičiausiai, aš galvoju, jisai vienintelis, kas jį gali dabar jaudinti, tai visi anekdotai apie Land Roverių patikimumą, bet aš galvoju, kad čia tas gamintojas seniai turėjo būti prasprendęs tos klausimus, ypač važiuojant į Dakarą, ir Rokas tikrai turi pakankamai daug brandos blaiviai vertinti ir šautą galvą vertinti situaciją. Tai jis ir daro nuo 2 ar 3 etapo. Važiuoja ramiai, užtikrintai ir greitai. Bet dabar užtenka važiuoti tik ramiai ir užtikrintai. Aš manau, jisai grįžta į bivaką, jis tokią tą psichologinę pompą gauna, kad ten tu Rokai tik ramiai, tu tik nelėk, tu tik tai atvažiuok į finišą, tu tik tai nespaust, nes pas tavai yra 3 valandos ten su viršum pranašumas, tu tik tai ramiai atvažiuok, nes Land Roveriui reikia to finišo. Ir ši komanda debiutuojanti Dakare, debiutuojanti sto kategoriją, jeigu išeis, panašu, kad taip, jeigu netyčia neatsitiks Petrancelio likimas ir finišuot pavyks pirmoje vietoje, tai aš manau, čia bus didelis laimėjimas pačiai kompanijai įvaizdžio atžvilgių, tiek produkto populiarinimo atžvilgių, nes geresnės reklamos turbūt nenusipirksi, nes kai milijonai žiūrovų sėdi ir stebi ir mato, kad tas pats automobilis, kuris stovi salone, dabar važiuoja varžybose su minimaliais pakeitimais pakabos, tai kaip ir galbūt jisai visai ir geras. Visai ir geras. Taip. Gal. Iš tiesų, žiūrėjau aš nemažai techninių tokių video apie tą Dakaro sukurtą Defenderį ir kuo jis skiriasi nuo gatvėmis važinėjančio. Tai net taisyklės ir reglamentas neleidžia daryti didžiulių pakeitimų. Pakaba turi būti tvirtinama tose pačiose taškuose kaip ir gatvinėme modelyje. Tai gali būti šiek tiek prailginti pakabos elementai vardan geresnio pravažumo, kaip sakykime, nes tiesiog iš parduotuvės nupirktas automobilis nebūtinai įveiks tos akmenys. Matėm, Petrancelis krito jau, nuo tokio netokio ir didelio atrodo kalniuko, bet toks Dakaras, jisai sudėtingas. Tai
Defenderis geras automobilis. Tai rodo Rokas. Turbūt, čia ne reklama, jokių būdų. Tai... Pažiūrėsime, kaip pasieks finišą. Aišku, tikimės, kad Rokui pavyks tą padaryti ir kad visos negandos aplenks jį ir nereikės čia mums plaukų nuo galvos rautis, nes jeigu jau ir Rokas pasitrauks iš Dakaro, tai aš nežinau, ar liks čia kažkas mūsų žiūrinčius iki to finišo podiumo. Žinai, sako, kad sportininkai gatvėse važinėja labai ramiai, nes jie išsidūksta trasoje. Tai aš galvoju, kad po šio Dakaro Rokas sės į savo bagį namuose, kurį turi ir pralėks kelis ratukus pilnu gazu, kaip jisai mėgsta. Įsitaškys. Turime keletą vaizdų iš Roko Baciuškos ryto, kai jisai ruošėsi išvažiuoti į greičio ruožą, tai galime jo paklausyti. Vakarinę dalį jau matėte TV6 apžvalgoje. Na, mes nesikartosim, tai bent jau žvilgterkime jo rytą. Pinė ta pati, čiužnys tas pats turėtų būti, tai maistas irgi tas pats. Jo, laukia 2 dienos visai įdomios, turbūt, kad bus tos 2 dienos lems visą Dakarą, nes šiandien turim biškį greitesnę, bet turim ir akmenų ir kopų, ir rytoj turėsim labai daug kopų, tai rytoj gali būti žaidimas Dakaro, nuspręs visas rezultatas, gal būti, kad rytoj greičio ruožą nusispręs viskas. Paskutiniai etapai likusie turėtų būti lengvesni, tai reikia susižiūrėti su mašina, saugiai viską, vakar Stefanai nutrūko generatorius diržas ir viskas, nieko negali padaryti, tai kad nepavestų mašiną reikėtų jau čia čiaurus laikė. Na ir jau kaip minėjome, stok kategorija, 9 etapo rezultatai atrodo sekančiai. Rokas Baciuška pirmas, pusę valandos dar uždėjo liaudiškais terminais, kalbant, atsiprašau visų kalbininkų, kurie klausosi ir tikrai jie klausosi. Sarai Price, Akira Miura truputėlį bando reabilituotis po keleto nesėkmių etapuose. 36 minutėm pralaimi ir tada Baso iš komandos draugas 44 minutėm pralaimi Rokui, taip kad Petrancelis 45, tai aš manau, kad šiandien Rokas su Vidaliu, ta prasme, nežinau, darė stebuklus, kai tu turi tokį atsiplėšimą nuo varžovų, reiškia, tu tikrai kažką teisingai darai ir manau, čia groja labai stipri jo, na, sakykime, motobagių patirtis, važiuojant kopose ir tikrai jaučiant, kaip reikia jas įveikti, kur šiandien jos tikrai buvo klastingos ir su lemtinga pabaiga kai kuriems dalyviams. Ir čia bendroji įskaita Baciuška su Vidaliu yra pirmi ir, kaip minėjau, 3 valandos ir 7 minutės prieš Sarą Price yra persvara. Taip, aš dabar žiūriu, kelintas Rokas šiandien buvo tarp visų automobilių, tai 52 ir nuo lyderio atsiliko vos 49 minutėm. Sakau vos, nes jis važiuoja su gatviniu automobiliu ir šiandien turėjo ilgą greičio ruožą. Tai aišku, apie automobilius kalbant, dar ar mes aptarėm, kad čia, turbūt Laurinas jau aptarė, kad Erikas Godžalas buvo pirmas ir... Taip, Lenkas Erikas Godžalas laimėjo pirmas, DD flangavo, reiškia finišavo antras, tai 1-2 vieta vienai šeimai šiemet atiteko ir Godžalas yra 21 metų sportininkas, kuriam būtent pavyko iš Lenkijos iškovoti podiumą po daugelio metų pertraukos. Na bent šiandien aplenkė Roką, tegu džiaugiasi. Yra ten pas mus tų tokių dalykų, kas sekate Dakarą, tikrai atsimenate, kuo baigėsi santykiai su Godžalų klanu ir nežinau, kažkodėl nuo to laiko yra įsivyščiusi tokia nedidelė antipatija. Bet, na, sportas yra sportas, taip, sportinis, sakykime, tas kaip Žalgiris nemėgsta Ryto ir Rytas nemėgsta Žalgirio, turbūt taip. Taip, Roko stovykla Godžalų. Bet nieko, sporto arenai, tai ir viskas aiškinasi, va, Rokas jau turi kelintą, 6 šiandien pergalę ar 5 greičio ruožą. Visam nežinau, šiemet tai 4. Šiemet tai 4. Na, vat ir turim. Labai džiugu matyti ir dar galima sakyti, kad Gintui Petrui sunku jį pasivyti, tikrai Rokas priekė Ginto Petraus važiuoja, jeigu Gintas Petras bendroje įskaitoje buvo 57, tai Rokas Baciuška 35. Su, sakykime, kad ir visais varomais, bet sunkesnių automobilių negu Ginto. Na, bet čia yra skirtingos lygos, skirtingos misijos, skirtingos kovos. Sunku palyginti. Dar Akira Miura šiandien tikrai pasirodė gerai tokį įskaitoje ir norėjau pasidžiaugti, kad galbūt netaip padidėjo jo atsilikimas nuo lyderio Roko, bet jam iki Roko trūksta 50 valandų, tai neaplenks. Ne, jau čia tikrai niekaip.
Reikia dabar pakalbėti jau tradiciškai apie kitą Land Roverį, kuris važiuoja Dakaro ralyje. Ten truputėlį yra techninių problemų. Vakar reikėjo jau ir nuotykių fabriko kolektyvo pagalbos, nes, aišku, viskas vyko su organizatorių žinia, viskas tvarkingai. Bet taip, nieko nerado. Tai jeigu kalbėjom apie naują Defenderio pakabą, tai turbūt galim kalbėti apie seną Defenderio pakabą. Karoliui vienas iš lingės lapelių buvo sulūžęs lakštas dar prieš poilsio zoną, ar ne? Taip. Poilsio dieną. Ir Karolis sakė, kad viskas tvarkoj, galim važiuoti toliau. Ne pirmas kartas, taip jau darė praėjusiais metais, bet dabar jau turim lūžusi ir antrą lakštą iš 4, jeigu neklystu. Taip. Tai reiškia pusę laikančiosios konstrukcijos vienam ketvirčiui automobilio, vienam ratui nebeveikia ir tų dalių nėra. Taip kiekvienoje krautuvėje iš kampo. Tai Karolis jau sunerimęs buvo ir griebėsi. Ką jis darė? Jisai pirmą nuėjo pas organizatorius ir paklausė, ar ne? Ar gali atsivežti atsarginės dalis iš išorės. Tai organizatoriai sakė, daryk, ką tu nori, nors ir užsisakinėk internetu. Tai reiškia leidimas gautas, bet užsisakyti ne tik, kad gal internetu ir galėtų, jeigu turėtų laiko, jo partneriai tą gali padėti, bet net ir Alvadi miestelis vadinasi, kur jie buvo, žodžiu, kaimelyje jie buvo apsistoję ir tenai nėra tiek daug parduotuvių ir juo labiau nėra senų Land Roverių dalių parduotuvių. Tai... Saudo Arabijoje aš manau, kad Toyotos karaliauja, tai ten su Land Roveriais šiek tiek sudėtingiau yra. Bet Toyota ir išgelbėjo. Kad mes nebūtume sugedęs telefonas, tai geriau tegul pats Karolis papasakoja visą savo nuotykį, visą savo žygį, pakomentuoja rezultatus, o mes toliau jau papildysime. Sveiki, Dakaro mylėtojai ir mylėtojas. 9 greičio ruožo finišas. Apie šiandien galėčiau pasakyti taip, kaip išmiegosi, taip pravažiuosi. Praėjęs vakaras ir naktis buvo skirtas ne miegui, o lingės remontui. Nes vakar dieną paaiškėjo, kad lūžo dar viena lingės juosta. Ir aš jau vakar važiavau kaip prisimerkęs visą kelią, tiesiog kad tik davažiuoti. Davažiavam, džiaugiuosi. Tada pasiklausiau teisėjų, ar gali man kažkas atvežti dalių. Sakė, jokių problemų, gali ir Amazonų išsakyti, ir Ovoko tau gali atvežti, ir draugai gali atvežti, tu tik vežkis. Tai žiūrovai atvežė man dalių, lingę, ten nuo kitos mašinos pritaikėm. Naktį, vakare tiksliau, taikiau, nepritaikiau. Bet labai man pasisekė, nes Ginto Petraus mechanikai buvo visus darbus jau pasibaigę. Išsikalbėjau, tai patarė ir padėjo. Tai buvo labai gerai, nes vienam ten buvo tikrai sunkoka. Ir juolab, kad jie buvo visiškai, jie galėjo net ir ilgiau pavakaroti, todėl kad šiandien jie atostogų diena, nes visi automobiliai išvažiuoja į maratoninį greičio ruožą, kurio mums šiemet kažkodėl antrojo nėra. Vienas buvo, o antrojo nėra. Pernai buvo 2. Na, tai yra kaip yra. O kalbant apie šiandien, tai viskas žymiai smagiau iš karto, kai mašina važiuoja taip, kaip turi važiuoti. Tai smaginausi. Sakyčiau, kad taktika buvo tokia neatvažiuoti šiandien pirmam, nes reikia tiesiog išsaugoti automobilį, mesgi ir taip laimim. Reikia tiesiog tik važiuoti netoli mūsų pagrindinio konkurento Moreros su Porsche 959, kurį šiaip šiandien aplenkėme gal 21 taškų, kas tolygų sekundėms beveik. Tai žiauriai smagu iš tikrųjų. Bet nemanau, kad šiandien mes būsim apie 2 vietą kažkur absoliučiai, išlaikydami 1 vietą ir toldami nuo savo artimiausių konkurentų, kas yra dar smagiau. O ypač, kad tai darėm labai smagių procesų, nes viskas prasidėjo dideliam kopom, pilnu gazu, vėliau navigacijom, pakankamai nesunkiom, viskas susitvarkėm, viskas gerai. Tai jutomės, kad važiuojam labai stabiliai, kad mūsų aplenkti čia šansų didelių nėra, nes klaidų didelių nedarom, o atvažiavę finišą pamatėm, kad ne tik nedarom klaidų, bet ir važiuojam top 3 visada. Nu tai fantastika, ko daugiau norėti. Taip ir toliau, bent jau aš taip tikiuosi. Iki. Labas rytas ir šiandien prasideda 9 Dakaro diena, 9 etapas. Tai reiškia, kad po šiandienos liks tik 4 etapai iki Dakaro finišo. Dabar mes esame 10 vietoje. Karolis labai šaunuolis važiuoja 1 vietoje ir stengsis, tikiuosi, kad išlaikys šią poziciją iki galo ralio. Šiandien laukia labai įdomus etapas, nes bus viso 6 greičio ruožai.
du navigaciniai ruožai, vienas ilgas, vienas labai trumpas, tai tikiu, kad tas trumpas gali būti labai triki toksai. Tada laukia kopų sekcija 25 km, tai klasikam tai yra ilgiausias greičio ruožas kopose, kas yra nemažai su šitais senais automobiliais, ir 3 reguliarumo ruožai. Tai gali būti, kad po šiandienos lyderių lentelė top 10 pasikeis. Mum kopos nėra didžiausias pliusas tiek su mūsų automobiliu, tačiau, kaip matome, iš 7 etapo kopų, kur ir mes strigome, bet šiaip netaip išsikapsėm su Samiu, daug kasėm smėlio, dėjom centrakus, žodžiu, knysomės kiek galėjom, bet paėmėm visus waypointus, nepasiėmėm chicken way, gavom 50 baudos taškų už tai, kad viršijom laiko normą, bet įveikėm visą trasą ir tai mus tuo metu pakėlė netgi iki 5 vietos bendroje įskaitoje. Tai va, tai aš manau, kad šiandien bus įdomi diena, lentelę pasikeis, tikiuosi mūsų naudą ir ką, ruošiame su Samiu ir to startuosim. Stage 9 jau praeitis. How was the stage time for you? Stage time is more better than yesterday, especially for the dunes. Today is more better than yesterday. We finished all the stage today. Alhamdulillah. Šiandien neturėjom jokių bėdų iš tikro visą dieną. Kopose ištraukėm dar vieną padžeriką. Dingo kopose stabdžiai, bet kopose nereikėjo tų stabdžių, o paskiau atsirado, turbūt perkaita, nežinau nuo ko. Sami, we are back to top 3 in H1. Oh yeah, thank you. That's because good. of you. No, because of you. Today you did well. Yeah. Bet bairis tame, kad pakilom į 3 vietą top 3 savo klasiai, ne dėl to, kad šiandien labai gerai pasirodėm, o dėl to, kad konkurentai sukčiavo ir į senesnį padžeriką įsidėjo gerokai naujesnio padžeriko V6 variklį, ir dalyvavo su senukais. Tai vat teisėjai išsikvietė, patikrino ir dabar išmetė į greitesnę klasę. Tai likom dabar Karolis, Gelikas ir mes 3, aš 1 klasiai. Are you looking forward for 4 more stages? Yes, inshallah, yeah. Gerai, tai mes einam ilsėtis, esam bivuake vieni, nes tik tai klasikai karaliauja bivuake, nes visiems kitiem dakaristam maratonas. Eisim papramogauti, turėsim internetą, labai gerai. Karaliauja jie bivuoke. Taigi, 9 etapas ir Karolis 2 vietoje, 11 taškų daugiau surinko nei etapo nugalėtojai. Igno ekipažas su Šemiu užima 5 vietą ir 16 taškų. Super rezultatas, daugiau. Labai gerai. Taip, tai kaip Igno veide optimizmas grįžta ir tikrai niekas neprarasta. Juolab, kad ne visi lygiai taip pat važiuoja, kitiems gal mažiau sekas ir iškrenta žemyn. Ir atkreipsiu dėmesį, kad šiandien sunkvežimis vėl 4 vietoje buvo etapo rezultate. Taip, atrodo, sunkvežimiai, turi šiek tiek gal net ir kitokius greičius užduotus, aš ten bijau sumeluoti dabar. Bet bendrai įskaita Karolis užtikrintai 1 vietoje, 2 vietoje Morera iš Ispanijos ekipažas turi 174 taškais daugiau, 3 vieta 252 taškai daugiau. Tai reiškia pusę to, ką turi Karolis, dar ant viršaus turi 3 vieta. Ignas irgi pakyla rezultatuose ir klasikai labai džiugina šiemet, bet kai lietuviai važiavo klasikose, tai dabar 3 kartas, visada buvo ko džiaugtis. Ignas dar nesiniai atsiuntė balso žinutę, kurioje būtent pratęsiu tą mintį, kai jisai pasakojo apie dingusius stabdžius. Tai sako, kai dingo stabdžiai, o jo Šemis yra musulmonas, tai jisai sako, sustojom, sako, tvarkytis, o kol važiavom, sako, jisai pradėjo melstis Alachui. Meldėsi ir sako, mes sustojom, aš ten pradėjau tvarkytis, o jisai, sako, liko melstis. Ir paskui, sako, turbūt, tie paprasčiausiai stabdžiai buvo perkaitę, ten nereikėjo nieko daryti ir atvėso ir vėl grįžo stabdžiai. Sako, tai va, tai gavosi, kad viskas taip panašiai įsisprendė, bet, sako, čia toks yra Šemio problemų sprendimo būdas. Sako, aš šoku žiūrėti, o jisai lieka mašinoje meltis ir prašyti, kad aukščiausiasis padėtų, kad mašinėlė susitvarkytų ir tik tai, kad padėtų jam tęsti kovą. Priminsiu tiem, kas tik dabar stebite, tai Šemis ir Ignas dabar, galima sakyti, yra Indonezijos atstovai ir Šemis važiuoja į istorinį Indoneziją į Dakarą, nes jau yra nuvažiavęs toliausiai negu bet koks anksčiau startavęs indonezietis. Tai pradžiai reikėjo jiem įveikti tik tai 1 etapą ir jau jie būtų pastatę rekordą, dabar stato kiekvieną rekordą kiekvieną dieną, o jeigu dar jie užlips ir ant podiumo,
Tai aš nežinau, ten turbūt Ignui karūną galvos uždės už tai, kad toks rezultatas pasiektas. Bet žinai, kalbant apie tą Igno žinutę, apie Šemio požiūrį į problemos sprendimą, man patiko Igno požiūris. Sako, Šemiui sakau, kad dingo stabdžiai, bet man nieko tokio. Galiu važiuoti ir be jų. Tai Ignas labai įsivaizduoju savo ramiu ir užtikrintų balsu, sakė, mes grįšim be stabdžių, aš juos suremontuosiu, sakė, nebus problemos sutvarkyti. Nu, Šemiui arba atėjo laikas, arba... Aišku, tikinti žmogus ir gerai, kad taip daro. Nu, Šemis taip su stresu kovoja. Taip, jeigu tai veikia, tai labai įsivaizduok, jau kai tu jauti, kai tu tiek nuvažiuoji, užuodžiai jau finišą ir dabar pradeda lyst kažkokie galai, nu tai aš suprantu žmogų, jisai pirmą Dakarą važiuoja. Kita vertus, gal jis išsigando tiesiog, kad nėra stabdžių ir Ignas crazy Lithuanian guy pasakė, kad jam jų ir nereikia. Bet Igno techninis žinojimas, sakykime, yra techninės žinios, taip ir sugebėjimai. Nežinau kitų varžovų, bet matyti yra vienas aukščiausių ir aukščiausiame lygyje. Jis diena iš dienos savo kasdieniam darbe konstruoja sportinius automobilius, tai jam kiekvienas varžtas ir kiekvieno mechanizmo veikimas yra puikiai pažįstamas. Ta mes puikiai matėm praėjusiame Dakaro ralyje, kai sugebėjo dingus greičio pedalui berods atsidaryti variklio gaubtą ir finišuoti tiesiog sėdint ant automobilio išorės. Tai Šemiui labai pasisekė gauti tokį šturmaną, nes Šemis atėjo į tą komandą, kuri teikia paslaugą važiuoti Dakaro ralyje. Tai reiškia, ta komanda, kuri pasikvietė Igną būti Dakare, yra kaip čia komercinis darinys, kuris siūlo pilną paslaugą. Pilną paslaugą, taip. Ir tas, kas nori pravažiuoti Dakarą, turi pakankamai tam pinigų, susimoka už visą paketą, atsisėda į automobilį ir važiuoja. Tai Šemis gavo, aš įsivaizduoju, ne tik gerą nuotykį ir vis dar juo mėgaujasi, bet ir žmogų, kurį gerbs ir atsimins visą gyvenimą. Čia, kol jūs lydi vaizdai iš greičio ruožo ekranuose, šiandien dar toksai, į Sportity programėlę atėjo toks pranešimas, kad keletas Dakar Classic dalyvių, įskaitant ir Karolį Raišį, yra kviečiami ant raudono kilimo. Mes su Mindaugu susižvalgiam ir sunerimam, galvojam, kad tiesa buvo keli pranešimai, viename iš jų buvo ir Karolis, buvo kitas pranešimas, kai kviečiami visi klasikų sunkvežimiai. Tai leido šiek tiek atsipalaiduoti, nes greičiausiai tai nebuvo išskirtinai Karolio kažkoksai prisidirbimas, bet taisyklių šiek tiek neklausė Karolis. Vadinkim taip, įvyko Dakarinis profilaktinis pokalbis. Taip. Organizatoriai perspėjo Dakaro klasikinio įskaitos dalyvius, kad važiuojant Dakare reikia įsijungti žibintus. O daug kas jų pamiršo ir jau jie buvo perspėti vieną kartą, perspėti antrą kartą, tada dar bendroji komunikacijos sistemoje išsiųstas pranešimas trečią kartą ir jau kai trečią kartą jie praignoravo šitą dalyką, tai dabar buvo pakviesti ant kilimo, išdėstyta, kad vyrukai, paskutinis kartas, pamirštate įsijungti šviesas, iš karto gaunate 30 baudos taškų. Turbūt Karolis galėtų ir toliau nejungti tų žibintų, nes jam 30 taškų lygiai nieko nepakeistų, bet, aišku, taisyklės yra taisyklės, čia nesudėtinga įsijungti, bet klasikiniai automobiliai, tai viskas mechaniška, viskas tikra ir norint žibintų įjungtų neužtenka vien užvesti variklį, kaip yra moderniuose automobiliuose. Šiaip kenčia ir sportinių kategorijų dalyviai, nes pas daugelį automobiliuose yra sumontuotos kameros. Ir ten irgi dalinamos baudos minutės už tai, kad, pavyzdžiui, sustojote persimontuoti ratą, šokate į automobilį ir automobilis pradeda riedėti. O, pavyzdžiui, pilotas arba šturmanas yra neužsisegęs saugos diržų. Bumt 30 sekundžių baudos už tai, kad, tarkim, 2 ar 3 sekundės dalyvis važiavo neužsisegęs saugos diržų. Pagal taisyklės, diržai privalo būti užsegti automobiliui stovint. Ir tik tada gali pajudėti. Diržai ir šalmas, ar ne? Taip, visą apsaugą. Taip. Jeigu tik tai pamato organizatoriai, kad automobilis rieda, atitinkamai pagal laiką, kiek tu buvai neprisisegęs, neužsidėjęs ir taip toliau, atmatuoja tavo baudos sekundžių ir 30 sekundžių, kai kuriuo atveju gali būti ir lemtingas. Ir aišku, tos baudos, čia kaip ir pagal kelių eismo taisyklės, jeigu pasikartojančios įvyksta, tai jos tampa daug didesnės ir jau gal sprendžia kiekvienu atveju individualiai.
nes į saugumo klausimus organizatoriai, tai FIA ir FIM, tai automobilių ir motociklų sporto federacijos, žiūri ypatingai griežtai ir ten tie pažeidimai netoleruotini, sakykime. Taip, o kameros, tai vėl yra kameros, kurias įsideda dalyviai tam, kad parodytų žiūrovams, kaip jiems sekėsi, ir yra kameros, kurias naudoja organizatoriai, parodyti žiūrovam, bet ir nubausti, ir pabarti. Taip, akys visur. Dabar šiais laikais tu niekur nepasislėpsi Dakaro rally. Benediktas atėjęs pas mus sakė, kad yra pilkoji zona, tai dalyviai randa kartais ir degalų bakus išmestus vidury dykumos ir reikiamą detalę. Apie tai, aišku, kalbama tik suėjus senaties terminui ir važiuoji, randi, pasikeitė. Dykumoje visko mėtos. Taip. Ignas rodė vakar, kiek visko mėtosi dykumojose. Taip, kad turbūt dar nespėjau sudeginti ar išmesti ir tada prisitaiko dalyviai. Kad čia, aišku, su ironija kalbame, nes yra tos vadinamos pilkos zonos, kaip sakei, kurias dalyviai apeina ir pasinaudoja savo naudai. Na ką, laikas pakalbėti apie trečią dalyvį, kuris veža rezultatą ir po šiandienos mačiko nesėkmės Vaidotas Žala taip užtikrintai turbūt dar niekada nesijautė sunkvežimių kategorijoje, kaip šiandien finišavęs antras, nusileidęs tik tai su tokiu pačiu sunkvežimiu važiuojančiam Alešui Lopraisui. Vaidotas Žala įsitvirtina antroje sunkvežimių kategorijos vietoje ir būtent čia jam reikia tik tai atkrapštyti 35 minutės iki Mičo Vandembrinko, kad galėtų sakyti, kad aš esu sunkvežimių kategorijos čempionas. Ar pavyks? Laikas parodys, nes Mačikas, kaip matėm, šiandien irgi pretendentas iškovoti trečią čempiono titulą susidūrė su techninėmis problemomis. Laiko kainavo labai daug iš tiesų. Na, nors ir su didelė laiko netektim jie finišuoja vis tiek 6 vietoje. Kas, atsiprašau, ne 6, bet bendroje įskaitoje išlieka 6 vietoje, kas rodo, kad jau to pirmo 6 sukrautas laiko rezervas prieš ten toliau esančius varžovus yra tiesiog milžiniškas ir ten vyksta kova tik tai tarp 6. Aš sakyčiau, net kova trejetas kovoja, ar ne, bendroje įskaitoje ir 4 vieta jau yra 2 valandos 39 minutės. Vaidoto labai gražiai atrodo rezultatas, bet aš galvoju, kai visada Dakaro antroje pusėje, kai rezultatų lentelėje ir važiavimo ritme atrodo viskas susidėlioja į vietas, jau atrodo sportininkas suprato, kaip reikia daryti, jau kvailų arba žioplų klaidų turėtų nebebūti, pavargsta metalas, kaip Rokas kažkuriam savo Dakare sakė, su metalu, su geležim sutarties nesudarysi, tai artėjant finišui kyla nerimas, kad tik viskas būtų ten gerai, nes turėjo problemų, ar ne, prieš, tai yra vakar. Na, bet ten tokios techninės problemas, kur sakyčiau, ir kupstas toksai didelis pasitaikęs kelyje ir dar kitokie smulkmenos, na, tarkim, greičių dėžės problema, kuri išlindo, sakykime, kuri liepė, na, sakykime, jiem truputėlį mažinti. Jiem teko važiuoti avariniu režimu, kaip jie įvardino, tai reiškia nepilnus. Bet datraukė, atvažiavo į finišą ir labai gerai, kad pasiektas jis yra. Šiandien vėl naujom jėgom stota į kovą ir kaip matome, visą laiką rezultatas tikrai buvo neblogas, važiuojant visą greičio ruožą. Vienu momentu Vaidotas net buvo įsiveržęs į lyderių poziciją, bet tada Mičas ten, sakykime, įsivėlė į kovą ir tada Alešas Lopraisas pasinaudojo nedidelėmis klaidelėmis, bet galbūt paklausykime, ką prieš startą Vaidotas Žala galėjo papasakoti, o paskui pratęsime. Laukia dabar kritiškai svarbios 2 dienos, antrasis maratonas. Vėl labai ilgas, 800 km per 2 dienas. Ir bus vėl, manau, kad daug akmenų. Mes pavargę labiau, technika pavargus. Tai žodžiu, išgyvenimo reikalas. Bet tuo pačiu reikia ir neprisileisti konkurentų iš galo. Svarbiausia, kad techniką laikyti, čia turbūt, kad nenutiktų kokių nelaimių. O visą kitą mes savo darbelį padarysim.
Taigi šiandien 9 etapo rezultatai sunkvežimių įskaitoje. Vaidotas Žala antras ir beveik 2 minutės atsiliko nuo Alešo Lopraišo. Trečioje vietoje Vandenbrinkas su 5 minučių deficitu. Lyderis šiandien Mačikas, kaip ir minėjome, pasitraukė iš kovos dėl gedimo ir po 271 km Žala pirmavo. Vis dėlto atotrukiai išliko labai nedideliai ir Alešas Lopraišas atsilikinėjęs vos 1 minutę ir 16 sekundžių perėmė iniciatyvą varžybose ir Vaidotas liko besivėjančio vaidmenyje. Aišku, atotrukis ten 1 minutė kažkur tai ir gavosi, tai nieko baisaus ir labai didelės įtakos bendros įskaitos lenteliai nepadarė. Aišku, galbūt tik tai, kad Alešas Lopraišas truputėlį priartėjo prie Vaidoto Žalos bendroje įskaitoje, na ten vis tiek saugus 20 minučių. Taip, 21 minutė, sakykime, atotrukis yra, bet jeigu žinome, kad keisti ratą yra 7 minutės, 2 ratai jau 14 minučių. O turi tik 3, tai... O turi tik 3, tai jeigu kažkokia rimtesnė problema, kaip matome, kai kuriems sunkvežimiams net ir turbinos šlangos nušoka ir kitokių problemų išlenda. Pavyzdžiui, Mačikas šiandien prasikuitė beveik 3,5 valandos ieškodamas techninio gedimo, kuris galimai atsirado po to, kai jisai susidūrė su Alešu Lopraišu vakar ir sako, nors perinkom visą sunkvežimį, vis tiek kažkur ta problema išliko ir reikėjo vėl viską, sakykime, karo lauko sąlygomis ieškoti ir kaip ir supratau iš šio video, kad taip ir aiškiai nėra aišku, kas nutiko. Arba galbūt nenori pasakyti, nes MM Technology sunkvežimiai yra unikalūs ir būtent taip pat kaip Vaidotas Žala nedrįsta kalbėti apie tam tikrus niuansus, kurie lėmė automobilio gedimą. Tai lygiai tas pats, manau, yra ir su Mačiku, kuris kažką tai truputėlį nutyli, nes tai yra, liaudiškai tariant, Achilo kulnas, sakykime, tam sunkvežimė ir norėtųsi tokios informacijos neviešinti. Bet komanda išlieka optimistiška ir sakė, mes pasiduosime tik tada, kada kirsime finišo liniją. Šaunuoliai. Šiaip sunkvežimį įskaitoj taip tendencinga nekalbėti apie gedimus, labai retai išgirstam ar ne kažkokį tai konkretų pasakymą, kas buvo ne taip. Vaidotas įsipareigojęs su komanda, matyti ir kaip jis sakė prieš šį Dakarą, kad nors praėjusiais metais jau matė, ką norėtų pakeisti ir patobulinti sunkvežimėje, bet nedrįso to sakyti, nes atėjo kaip naujokas. Tai iš jos pasakojimo supratau, kad jau prieš šitą Dakarą tai jisai tenai išdėstė tikrai visus savo pastebėjimus inžinieriam ir laikom pirštus sukryžiuotus, automobilis važiuoja. Dar turėtume pakalbėti ir apie Izoton Sport komandą važiuojančią motobagių įskaitoje. Šiandien jiems diena irgi tokia, sakyčiau, buvo galbūt netgi vidutiniška, nes rezultatas nėra pats kažkoks jau nuostabiausias, bet kolektyvas vis tiek bendroje įskaitoje išlieka aukštoje 12 vietoje. Ten jiems pasivyti aukščiau esančius sportininkus dar teorinių galimybių yra. Į tą 10-uką įlipti, turbūt sunkiai, bet ant 10 vietos laiptelio atsistoti tikrai galėtų. Taip, šiaip stebint debiutantų važiavimą, galim pavadinti taip, debiutantų Dakaro ralyje, bet toli gražu jie nėra debiutantai autosporte. Man labai įstringa gerąją prasme jų rodomas pastovumas. Kiekvieną dieną jie važiuoja antrame 10-uke ir kelios pozicijos aukštyn žemyn galbūt, bet tai ne tik jie numato savo poziciją ir kiti dalyviai, kaip jiems sekasi važiuoti. Tai atrodo, kad šitas ekipažas turi labai daug brandos sportinės ir atrodo, kad jų veidė niekada nepasimato kažkokios abejonės ar bėdos iškilusios, nes kai kurie sportininkai nesakydami išsiduoda, arba aš neižvalgus, arba Izotonų komanda labai pozityviai nusteikia ir viskas jiem labai puikiai einasi. Mindaugas Sidabras yra patyręs sportininkas, 15 metų autosporte, taip kad aš manau, jisai jau yra užsiauginęs tą žievę, kuri leidžia susitelkti į maksimalų pagrindinį planą, o ne pykti dėl detalių. Aš žinau, kad frustracija yra natūralus dalykas varžybos, ypač kai važiuoja keli šimtus kilometrų ir kažkurioje vietoje nerandi išėjimo iš kažkokios padėties. Bet tai ir yra varžybų elementas, kad organizatoriai ir stengiasi sujaukti smegenis šturmanams, kad jie truputėlį irgi gautų padirbėti. Tada, aišku, tas papildomas stresas įveda tą vadinamą varžybinį elementą, kuris leidžia varžovams pasinaudoti
silpnosiomis konkurentų vietomis ir taip įgyjamas arba prarandamas pranašumas. Manau, čia šitie dalykai tikrai puikiai jiems klostosi ir kad ir vieną kitą klaidelę padaro naviguodami, na, ir šiandien be jų neapsieita, tai aš manau, kad viskas čia bus labai gerai. Matau stabilų rezultatą, bent jau kiekvieną kelio tašką sportininkai tikrai įveikė su tuo pačiu atsilikimu nuo lyderių, tai ten kažkokių labai stambių praradimų nebuvo. Manau, kad irgi stengtasi ramiai atvažiuoti iki finišo, na, o rytoj bus Mindaugo sidabro diena, nes nusimato nemažai minkšto ir puraus smėlio, kuris tikrai labai mėgsta. Taip, žinai, dar pagalvojau, Dakaro ralyje turime labai nemažai verslininkų vairuojančių ir dažnai žurnalistai užduoda klausimus, tai kaip Dakaras padeda versle ar kaip verslas padeda Dakaro ralyje. Ir dabar žiūrint į jų ekipažą, pagalvojau, kad Mindaugas sidabras irgi yra iš tų verslininkų, kurie atsisėdo prie vairo ir aš galvoju, kad koreliacijos turi startai autosporte, rally reide ir Dakaro ralyje ir matymas pilno vaizdo kaip versle. Tai matyt, kad čia taip leidžia jam jaustis ramiai ir nekreipti dėmesio, kaip sakei, į detalės kažkokias. Tai kad būtų pilnos tos detalės sudėliotos, tai dabar mums reikia tos vadinamos rezultatų lentelės, kad matytume, kaip atrodo Izoton Sport komanda 9 etapo rezultatų plotmėje. Tai Čeleko Lopezas yra pirmas, o Mindaugas sidabras šiandien finišuoja 19 vietoje ir Berezovskiai su lietuviškų šaknų turinčiu Ardavičiumi yra 21. Ilgą laiką jie pirmavo iš tikrųjų prieš Mindaugą sidabrą ir paskui tik tai sugebėjo Mindaugas sidabras ir Ernestas Česokas išsigaudyti, varžybų terminais kalbant, varžovus ir juos aplenkti. O bendroje lentelėje, kaip ir jau minėjau, čia Hegeris ir Edė yra pirmoje vietoje, o mūsų lietuviai yra 12 vietoje, 5 valandos iki pirmos vietos, bet šiandien dar, bet ir apžvalgose galbūt nelabai gal matėte ar pastebėjote, bet internete jau sukasi vaizdas, kur vėl keli dalyviai nesugebėjo pasidalinti dykumos ir būtent pagrindiniam vaidmenyje buvo Xavieras Desaltre, Dakaro ralio daugkartinis nugalėtojas ir dalyvis, kur jisai įvažiuoja kitam bagiukui į galą. Nežinau kodėl, kaip, ar stabdžių nebuvo, bet prigula ant šono ir būtent šiandien tai kainuoja jam rezultatą. Mes pamenam, kaip Rokas prieš kelis metus pasakojo, kaip kovojo su Lenkais jį besivyjančiais, ar ne, tik tai sakė, op, per stabdį užsidegė lemputė ir sustojo tie važiuojantis iš galo. Tai, na, čia gal nepavyko šita taktika ir nesustojo, arba per daug stabdžio paspaudė. Jo, dykuma didelė, bet trekas eina vienas. Trasa, ar ne, ir dalyviai susiduria ir tenai. Kas laukia dalyvių rytoj? O rytoj laukia dalyvių antrasis maratono etapas. Tiksliau antroji maratono diena, nors tai vadinsis 10 Dakaro ralio etapas. Iš viso reikės įveikti 417 km motociklininkams ir 469 km automobilius vairuojantiems sportininkams. Motociklų greičio ruožas drieksis 371 km, taigi šiek tiek trumpesnis negu automobilius vairuojantiems dalyviams 421 km. Ir iš to vadinamo bivako ir viešbučios 1000 žvaigždučių visi pajudės į Bišą, į vakarinę pakrantę, kur vėl visus džiugins šiluma. Berods jau ir šiandien džiugina, nes Vasaras Salatija sakė, kad net nestatys palapinės, o miegos ant kilimo po atviru dangumi. Taigi, pagrindinė dienos tema rytoj bus smėlis ir kopų atkarpa bus itin ilga su įvairiomis spalvomis ir formomis, o smėlio specialistų technika neabejotinai bus apdovanota važiuojant per minkštesnės kopas. Dienos pabaigoje dar laukia kelios klasikinės atkarpos, tačiau svarbiausias tikslas bus be klaidų įveikti antrąją maratoninę atkarpą. Šiame varžybų etape pretendentai į apdovanojimus patirs didžiulį spaudimą. Taip, ir dar galim trumpai, turime minutę porą, pažiūrėti, kas laukia iki finišo. Tai rytoj jau Mindaugas papasakojo, kiek kilometrų. Tuomet 11 etapas iš Bišos sportininkai pajudės į Al-Henakiją. Atsiprašome, jeigu neteisingai saudo arabiškus miestus ištarėm. Tuomet sportininkai turės įveikti, čia kalbu apie poryt dieną, 882 km. Toks nemenkas pasivažinėjimas vėl laukia. Tai čia bus antra ilgiausia diena Dakaro ralyje, tačiau greičio ruožas sudarys vos 347 ir visais likusiais greičio ruožais automobiliai ir motociklai važiuos ten pat. Prieš paskutinę ralio dieną, penktadienį, 718 km, iš kurių 310 sudaro greičio ruožas ir sportininkai grįžta
į Janbu. Kur viskas ir prasidėjo. Ten ir baigsis. Ir šeštadienį simboliniai 141 km su pervažiavimais, iš jų 105 km greičio ruožo ir tada iškilminga Dakaro finišo arka, bet iki to dar reikia nuvažiuoti. Aš tikiuosi, kad visi likę dalyviai išliks kovoje. Ja, kalbu apie lietuvius, aišku, ir atvažiuos iki to Janbu finišo arkos. Manau, kad daugeliui būtų noras išsilaikyti varžybose. O dabar apibendrinimas toks kaip visada, kiekvienoje laidos pabaigoje matote bendrą lietuvių lentelę. Čia iš karto jums susisteminome visą informaciją, kad galėtumėte greičiau apdoroti, kaip atrodo viskas skirtingose klasėse, nes lietuvių juose yra daug. Tai yra ir Rally 2 kategorija, kur važiuoja motociklininkai. Tai aukščiausia pozicija kol kas užimantis motocikluose Nerimantas Jucis yra Rokas Baciuška 1, Vaidotas Žala 2, Karolis Raišys 1. Taip kad žinokit, šių metų Dakaras, nežinau, kažkas čia sako, kad išsiblėsęs, kažkas čia sako, kad kažko trūksta, tai brangieji, niekas neįsiblėsė ir tiek daug prizinių vietų dar niekada mums nekvėpėjo. Tai nesvarbu, kad turime ir keletą pasitraukusių dalyvių, bet žinokit, nuo dabar reikia visų jūsų to vadinamų teigiamų minčių, manifestuokit, siūskit jas savo mėgstamiausiems dalyviams. O šiandien laidą turime jau baigti. Kaip visada priminsiu, kad karščiausios naujienos yra iGo to Dakar Facebook ir Instagram paskyrose. Dienos metu ten naujiname informaciją. Visas laidų archyvas nugula YouTube kanale. O rytoj 8 val. TV6 eteryje grįžtam į Dakarą. Laurinas Matonis pasitiks jūs, o nuo 9 mes. Iki. Ate. Mr. Big Stuff. Just like you see I am, I'm Mr. Big Stuff. I'm not hard up for love, I'm Mr. Big Stuff. Auto Aibė. Automobilių dalys ir reikmenys. Vokiškos kokybės, meilė HD pastiprintos konstrukcijos dalys su 4 metų garantija. autoaibė.lt. Auto ekspertas LT. Vežame jūsų atostogas. Red Bull suteikia sparnus.